Lietuvos televizija pradeda specialią tiesioginę laidą skirtą piliečių grupės iniciatyvai, kad skelbiamas 2007 metais Lietuvos pinigų lito panaikinimas būtų atidėtas, o sprendimas dėl euro įvedimo Lietuvos Respublikoje būtų priimamas tik tautos referendumu. Specialioje agitacinėje laidoje dalyvauja publicistas Vilius Bražėnas. Labadiena. Labadiena, ponia Bražėnai. Labą vakarą, malonu. Nepriklausomybės akto signataras Algirdas Andriukaitis, sveiki. Labadiena. Ekonomistas Dainius Butautas. Labadiena. Tautinio jaunimo lygos vadas Marius Kundrotas, sveiki. Sveiki. Ir Lietuvių tautininkų sąjungos pirmininkas Gintaras Songaila. Labadiena. Labadiena. Pone Songaila, kokie yra jūsų argumentai, kad lito panaikinimas būtų atidėtas, o sprendimas dėl euro įvedimo Lietuvoje būtų priimamas tik tautos referendumo būdu? Pagrindinis klausimas tai yra, kad būtų sprendžiama tai referendumu. Ir Lietuvos Respublikos konstitucijos 9 straipsnis nustato, kad svarbus tautai ir valstybei klausimai, sprendimai priimami tautos referendumu. Tai remiantis Lietuvos konstitucija, tikrai akivaizdu, kad toks dalykas ir susijęs su valstybingumu mūsų, su ekonominiam socialiniam sąlygom mūsų gyvenimo, toks dalykas kaip lito panaikinimas ir euro įvedimas tikrai kiekvienam iš mūsų yra svarbus ir todėl turėtų būti referendumas. Jo labiau, kad daug šnekama apie pilietinę visuomenę, apie tai, kad tiesioginė demokratija, apie demokratijos ugdymą, tai jeigu tikrai skubaus euro įvedimo šalininkai turi daug argumentų, kad tai yra naudinga tautai, tai tada jie galėtų tos visus argumentus pateikti tautai ir tauta nuspręstų, ar iš tikrųjų 7 metais jau reikia, ar gal nereikia iš viso ir panašiai. Pone Andriukaiti, bet oponentai sako, kad jau dėl narystės Europos Sąjungoje, referendumo metu dėl narystės Europos Sąjungoje, piliečiai pasisakė visais klausimais, kurie ateitie gali iškilti, būtent susiję su narystė Europos Sąjungoje, įskaitant ir eurą. Jeigu ir taip samprotaujant, tai nepasakyta, kad turim įvesti nuo kitų metų. Galima įvesti ir po daugelių metų. Mes štai bendraujame ypatingai su Lenkija, sudarę esam parlamentinės tarybas Lenkijos Lietuvos. Lenkai įsivest planuoja irgi referendumą tik 2010 metais. O mes visi pirmaujame. Štai netgi toks Silvio Berlusconis, kurį mes žinome, yra neseniai pareiškęs, kad euro įvedimas Italijoje tai buvo katastrofa ir lupikavimas. Ir net panaudojo tokį žodį, kad mes buvome apmauti. Tai o kur juos apmauti? Tai dėl to, kad mes turim ir diskutuoti, ir galvoti. Nejaugi dabar, sakysim, mūsų valdžia yra žymiai gudresnė negu ten Britanija, Danija ar Švedija. Taigi reikia pagalvoti, kur čia kulveršiais bėgti ir kur čia lenktyniauti, pirmiems būti visur pirmiems. Todėl atmest negalima tautos nuomonės ir ta diskusija yra demokratijos pagrindas. Pone Kundrotai, kokie yra jūsų argumentai? Kitas argumentas gali būti, kad Prancūzijos valdžia gal yra gudresnė už Britanijos. Pirmiausia, tai man norėtųsi pabrėžti, kad šitas referendumas tai būtų tam tikras demokratijos egzaminas. Mes matėm, kaip vyko stojimas į Europos Sąjungą, šitas egzaminas jau buvo neišlaikytas, kadangi vyko labai vienpusiška propaganda, skirtingai negu, pavyzdžiui, panašaus likimo šalyje Estijoje, nebuvo proporcingo agitacinių lėšų paskirstimo pozicijai už ir pozicijai prieš. Dabar vėlgi kelių dienų tėkmėj mes pamatėme, kad buvo neišlaikytas dar vienas demokratijos egzaminas, kada mūsų Seimas atsisakė svarstyti vieno žymaus asmens šeimos verslo klausimus, viešųjų ir privačiųjų interesų susikirtimą. Ir tai man kelia klausimą, ar iš tikrųjų Lietuvoje po truputį neįsivyrauja valdomos demokratijos modelis, kaip kaimyniniai Baltarusijoje. Tik tai, kad vietoj prezidentinės diktatūros mes turėsime premjerinę diktatūrą. Todėl mes norime suteikti tautai teisę spręsti savo likimą, nes jeigu, tarkim, po euro įvedimo kiltų kainos, tai muštų per kišenę ne Brazauskui, ne Vėsaitei, ne Paulauskui, o muštų paprastiems žmonėms. Tai yra jų reikalas, nori jie to ar ne. Aš galėčiau įsiterpti dėl to vis tik tai, kaip mes balsavom dėl stojimo į Europos Sąjungą. Tai iš tikrųjų stojimo į Europos Sąjungą sutartyje
yra numatyta, yra nuoroda apie tai, kad Lietuva įsipareigoja stoti į ekonominį ir pinigų sąjungą. Aišku, turbūt visi, kur balsavo už Europos Sąjungą, neskaitė tos sutarties. Bet kas yra įdomiausia, tai pats tas įsipareigojimas visiškai dar nereiškia įsipareigojimo įvesti eurą. Nes, sakykime, Švedija taip pat yra be jokių išlygų įsipareigojusi ir įstojusi į tą pinigų sąjungą. Tačiau rengia referendumą ir neįveda to euro. Nekalbant apie Daniją arba Didžiąją Britaniją, kurios padarė išlygas. O kas mūsų valdžiai leido, kaip čia pamatyti, kas premjerui, sakykime, ar kam kitam leido nuspręsti iš vis, kad 7 metais reikia tą eurą įvesti. Tiesą sakant, nėra... Ponia Songaila, Seimas leis. Leis. Dabar yra skelbiama, kad 7 metais sausio 1 bus įvesta, o kur yra teisės aktas? O Seimas yra tautos atstovybė. Palaukit, kur yra teisės aktas, kuris nusprendžia, kad 7 metais sausio 1 turi būti įvestas euras? Kas nusprendė? Tai va matot, kas jai leido tai vyriausybei nutarti. Tai yra susijęs su mūsų valstybingumu, tai yra su mūsų valstybės suverenumu susiję, atsisakom dalies to suverenumo, net nepasiklausė tautos, dėl to, kad Brazauskui pasirodė, kad ar ten kitam kažkokie grupiai žmonių pasirodė, kad reikia... Pane Songaila, Brazausko įtaka kaip bebūtų, Seime yra tik tai, maksimum 23 balsai. Bet matot, jūs jau klausėt, tai pritars tas Seimas. Tai jau tame yra nihilizmas. Partijų pirmininkai tai deklaruoja. Bet tai jau yra nihilizmas, nes pirma turėtų būti sprendimas teisėtas, o paskui mes turėtumėm kalbėti. O dabar mes kalbam, kad... Seimas ir priima sprendimus. Bet mes dabar kalbam, kad bus tas sprendimas priimtas, bet iš tikrųjų niekas dar jo nepriėmė. Pone Butautai, jūs esate ekonomistas ir jūsų kolega ponas Kundrotas sako, kad gali kilti kainos. Ar jūs turite kokių nors argumentų, kad taip gali įvykti? Pirmiausia, tai norėčiau pradėti nuo to dalyko ir papildyti poną Songailą, kad euro referendumo metu žmonėm nebuvo išaiškinta tinkamai tas dalykas, kad bus keičiama konstitucija. Kadangi keičiama yra konstitucija, referendumas yra privalomas. Ir va šitie garbus žmonės, kurie aukoja savo laiką, savo darbą, savo asmeninę santaupas važinėdami, jie kovoja už tą Seimo neaktyvumą, kurį jie parodė, ir tą nepasitikėjimo tautą, kurį jie ir išreiškė. Nes šis referendumas yra privalomas. Ir jeigu Seimas vykdytų tinkamai savo pareigą, šiems kilniems žmonėms, Tautos sąjungai nereikėtų dirbti jų darbų, už ką jiems ir mokamas yra atlyginimas. Žiūrėkit, ponia Butautai, referendumas privalomas tai keičiant kai kurios konstitucijos straipsnius, bet ne dėl nacionalinės valiutos. Pirma, tai keičiamas ne tik dėl nacionalinės valiutos klausimas, bet apskritai yra keičiamas šiuo atveju, jeigu pasigilinti į euro konvergencijos programą, tai ten yra numatytas vienas dalykas, kad yra konvergencija numatyta ir ne tik ekonominė, bet ir socialinė ir geografinė. Ką reiškia geografinė konvergencija? Tai reiškia, kad valstybė bus inkorporuota į kažkokią tai Europos valstybę, ir Lietuvos valstybė ir Lietuvos žmonės gali labai aiškiai pasakyti, reikia šitą sakyti tiesiai, praras nepriklausomumą. Kad nepriklausomybės statusas konstitucijai turi būti priimtas referendumo būdu, tai yra numatyta konstitucijai. Ir Seimas šitos dalykus labai aiškiai turi įvardinti ir priimti savo poziciją, išreikšti savo pilietinę valią, politinę valią ir atstovaujant tautai, dėl ko jie yra išrinkti, priimti šitą sprendimą. Kadangi jie to nepadarė, jie nepaskelbė referendumą, Tautos sąjunga apsėmė iniciatyvą ir daro šitą aktyvę pilietinę poziciją ir atstovauja tautos interesus. Pone Bražėnai, kokie jūsų argumentai, kad turėtų vykti referendumas? Mano argumentai ekonominiai ir politiniai. Ekonominiai, kad aš pagyvenęs tiek metų mačiau daug valiutų pasikeitimų ir visada iš jų pasinaudodavo centriniai bankai ir makleriai kaip Sorosas ir kiti iš po nakties tapę šiandien milijonieriais. Kitas argumentas yra, kad visada būna korupcija pasikeitimų metu ir jeigu dar vyriausybė yra korumpuota, jeigu korupcija tebėra Lietuvoje nepanaikinta, tai šitokiu atveju net negalima kalbėti apie jokių pakeitimų konstitucinių ar ypač ekonominių, kada kraštas yra neatsikratęs korupcijos. O kitas dalykas yra nepriklausomybės klausimas. Elitas
kaip vėliava, vytis, himnas ir kiti ženklai yra mūsų tautos nepriklausomybės simboliai. Ir jeigu pradėsim, jeigu iš karto įeina svetima kariuomenė invazija, tai yra nepriklausomybė panaikinama iš karto, bet jeigu mes atsikratom vyčio, atsikratysim vėliavos, atsikratysim lito, atsikratysim himno, tai tada ir kalbos, tada nebėra nepriklausomybės. Vienintelis dalykas, ką galima sutaupyti, ypač kad kalba, kad mes pasipelnysim už eurais, mes tiek ir tiek už nepriklausomybę gausim. Vienintelis dalykas, ką mes galėsim pasipelnyti, tai tik tai panaikindami, jeigu visiškai pasiduosime Bruselio diktatai, panaikinti Seimą, paleisti kavinę, sutaupysim daug pinigų ir visus tik tai porą vertėjų iš Briuselio gauti įsakymus ir visą. Pone Songaila, jūs kalbat apie dalykus, kurie iš tikrųjų, nevyksta tose valstybėse, kur yra įvestas euras. Nei Prancūzijoje panaikintas parlamentas, nei Vokietijoje panaikinta vėliava ir himnas. Kalbam apie Bražėnas kalbėjo apie tendenciją. Apie tendenciją verstis iš savo kailio ir skubiai visko atsisakyti. Tai gerai, kad šiandien mūsų nepaprašė įvesti, pavyzdžiui, antrą valstybinę kalbą. O jeigu paprašys su tokia mūsų vyriausybė, su tokiais... O kokia kalba galėtų būti? Anglų, sakykime, kalba, dar kokia kita. Jūs įsivaizduojate anglų kalbą? Nepalaukit, tai aš kalbu apie tai mūsų pačių, ne Europos Sąjungoje čia yra problema. Problema mumise pačiuose, kad mes patys, ypač mūsų valdžia, stumia visą visuomenę, kad mes kuo greičiau visko atsisakytumėm. Dabar tai, ką turim savo. Ir kuo greičiau, kuo aukščiau iškeltumėm Europos Sąjungos vėliavą, sako, kad tai kita sąjunga. Bet iš tikrųjų nujaučia, kad, tai vis tiek panaši kažkokia į tą sąjungą Sovietiją, kur buvo vis tiek tai valstybė, kuri turi savo pinigus, vėliavą, konstituciją, kur bus priiminėjami įstatymai, kurie turi viršenybę ir taip toliau. Taip nusprendė referendumo metu. Tauta nenusprendė dėl Europos Sąjungos konstitucijos. Tai nusprendė Seimas po 2 savaičių net neskaitęs tos konstitucijos. Nusprendė dėl narystės. Bet narystė Europos Sąjungoje tokia, kokia yra šiandien, tai yra politinė organizacija, galim sakyti konfederacija valstybių, tai yra visai kas kita, negu ta konstitucija, kur Seimas per 2 savaitės ratifikavo. Palaukit, tai o kas 2 valstybės panaikino? Praeis kažkiek laiko, sakys, mes truputį čia kažką pakeisim ir vėl mums kiš. Bet kiš. Kur yra problema? Kad jie gali šitaip elgtis, nepaklausę žmonių ir nepasiklausę tautos. Tokius principinius sprendimus. Per 2 savaitės jie įsteigė, reiškia, valstybę. Tai parašytas 7 konstitucijos straipsnis įsteigė Europos Sąjungos valstybę. Jūs kreipiatės į tautą ir renkate parašus. Tauta išreikš savo valią. Tai mes kreipiamės į tautą ir iš tikrųjų mes, nepaisant informacinės blokados, kuri vyko, aišku, labai mes dėkingi Lietuvos radijo televizijai, kad rado laiko ir mus čia pakviesti. Tiesa, tai nustato ir įstatymas, kad toks laikas turėtų būti skirtas agitacijai. Tai nepaisant tos informacinės blokados, iš tikrųjų, iš 10 000 parašų lapų, kurių kiekvienam yra 40 parašų, mes jau išplatinom 9 000. Jeigu žmonės, kurie tos lapus gavo ir kurie renka parašus, pasirašys, tai mes surinksim tos 3, nepaisant valdžios pasipriešinimo. O dabar dėl pasipelnimo, aš tik tai labai trumpai. Oficialiai kas yra teigiama, kad arba 29 ar 30 milijonų litų per metus laimės verslininkai, daugiausia stambus verslininkai, kurie prekiauja su užsieniu, laimės dėl valiutos keitimų kaštų. 30 milijonų. Visi Lietuvos verslininkai laimės per metus. Tai kaip ir 2 dideli namai per, sakykime, Vilniuje. Tai tiek laimės per metus. Iš viso tai tas pasipelnimas reiškia tik toks gal bus, jeigu jisai bus. Dabar, o pralaimėti, jau nekalbu apie vėl oficialiai skelbiama, kad vien tik pats euro įvedimas 100 milijonų kainuos, nors gal jis kainuos ir žymiai daugiau, mes nežinom tų visų atsakymų. Jau nekalbant apie tai, kad ir tas kainų kilimas visur buvo stebimas, ypač tų prekių, kur žmonėm maisto produktų, komunalinių paslaugų ir taip toliau. Nekalbant apie tai, kad gali litas būti nuvertintas kažkiek. Ir svarbiausia, dar kalbam apie stabilumą. Tai kur tas euro stabilumas, aš nesuprantu. Faktiškai nėra jokio stabilumo. Tai dabar investicijos iš ES bėga į kitas šalis. Kai mes įstojome ES, iš tikrųjų mūsų investicijos sumažėjo. Jeigu mūsų įkiš šitą euro maišą, tai
kur yra garantija, kad jos dar labiau nesumažės. Tol, kol esam atskira valstybė, turime savo pinigus, tai dar gal skaičiuoja, žiūri, galbūt čia pelną didesnį galima pasiekti, gal verta čia investuoti. O kai bus tam pačiam maiše, kažkokia provincija pakraštys, tai iš kur tas noras atsiras čia investuoti. Tai daug yra neatsakytų klausimų, daug yra problemų. Iš tikrųjų, sąžiningai valdžia dėl šitų dalykų su tauta nediskutuoja. Pone Butautai, vokiečių patirtis sako, na bent jau tie piliečiai, kurie prieštaravo euro įvedimui Vokietijoje, sakė, kad na jeigu varškės pyragas kainavo 1 markę, tai jis po to kainavo jau 1 eurą. Tai yra irgi jūsų argumentas? Pirma, tai reikėtų pasakyti labai aiškiai ir vienareikšmiškai. Įvedus euro, kainos kils. Klausimas kiek? Ir kokios ekonominės politikos turi imtis valstybė, kad kaip įmanoma sušvelninti kainų kilimą. Nes kainos nepriklauso nuo vienos įmonės. Jeigu viena įmonė pakels kainos, o kitos kainų nekels, be abejonės tos produkcijos niekas nepirks. Ir tokiu atveju ta įmonė bankrutuos. Dėl to vienai įmonei kainų kelti neįmanoma. Dabar nuo ko priklauso tas kainų kilimas? Kainų kilimas priklauso nuo kelių priežasčių. Pirma, fiskalinės politikos, monetarinės politikos ir ten dar tą fiskalinę politiką reikėtų suskirstyti į mokesčių ir biudžeto politiką. Jeigu pasižiūrėti vieną iš svarbiausių veiksnių monetarinę politiką, euro įvedimas tai yra monetarinės politikos klausimas, tai dar Nobelio laureatas Miltonas Friedmanas yra labai aiškiai pasakęs, kad kainų kėlimas tai yra monetarinės politikos padarinys. Ką tai reiškia? Kad padidinus pinigų kiekį, ten toks vadinamas P2 kiekis, plus dar paskoloms išduotas pinigų kiekio didėjimas, jis natūraliai veikia kainų didėjimą. Ir jeigu 10% padidėjęs pinigų kiekis, jis padidins 10% ir kainą. Ką tai reiškia euras? Euras tai yra ta valiuta, kuri keleriopai ir net kelis tūkstančius kartų viršė tą pinigų kiekį ir tą pinigų masę, kuri yra Lietuvoje. Tai užtenka jos nedidelį dalį ateiti į Lietuvą ir tos kainos natūraliai pakils. Čia niekas šito negali jokiomis dirbtinėmis priemonėmis sustabdyti. Tai yra neįmanoma. Ir tai yra dėl kelių dalykų. Pirma, gamybos įrengimai yra pasenę ir jeigu padidės produkcijos paklausa, tie gamybos įrengimai natūralu, kad jie negalės gaminti daugiau. Jiems vienintelė dalykas bus savo įmonės atstovėti vertę, tai padidinti kainas. Yra vienas. Antras dalykas, tokiu atveju, kai bus įvedamas euras, tokiu atveju dar tas ir padidins ir nekilnojamo turto kainas, ir prabangos dalykus, jau nekalbant apie tai, kad ir nukentės ir skurdžiausiai gyvenami žmonės, skurdžiausias pajamas gaunantis žmonės, skurdžiausiai gyvenantis. Tai šitas dalykas yra vienareikšmiškas. Dar yra viena iš mūsų problema. Čia taip pat yra mokesčių politikos problema ta, kad būtiniausiams maisto produktams pas mus taikomas PVM mokestis. Daugelį ES šalių šitas mokestis nėra taikomas. Ir Lietuvos valstybė neišnaudojo. Šitą reikia labai aiškiai pasakyti. Ir euro derybininkai šito neišnaudojo. Ir europarlamentarė Margarita Starkevičiūtė šitą ne vieną kartą yra pasakiusi, kad euro derybininkai neišnaudojo šitų dalykų. Tai yra, jie visiškai negalvojo apie euro pasiekmes skurdžiausiam Lietuvos gyventojų sluoksniui, kuris sudaro apie nuo 500 milijonų iki milijono žmonių. Ir jeigu taip užbaigus, dar vieną dalyką norėčiau pasakyti. Tie 39 milijonai, kuriuos sutaupys, 30, 40, kad ir 50 milijonų, kuriuos sutaupys verslininkai kasmet. Ir apie 100 milijonų, kuriuos Lietuvos bankas išleis tik tai reklamai. Pirma, tai visas eksportas visų valstybių yra subsidijuojamas. Aš manyčiau, kad ne 30 milijonų reikėtų subsidijuoti Lietuvos eksportą, o 500 milijardo litų, kuris yra šiuo metu skiriamas neaiškiam statybom, neaiškių sektorių finansavimui, transporto sektoriaus, kur jau 5. sluoksnis dedamas ir kuris visiškai neefektyviai yra panaudojami keliai, tai reikia didinti ne 30 milijonų subsidijos, o 500 milijardo ir tokiu atveju mes padidinsime ir eksportą ir darbo vietas. Ačiū ponui Butautui ir į diskusiją dėl referendumo dėl euro sugrįšime po trumpos pertraukos. Ar greitosios pagalbos medikai prekiavo mirusiais žmonėmis?
Paprastai buvo siūloma informacija už pinigus ir viskas. Mes ir nenorėjom žinoti, kiek norėjo pinigų, dėl to, kad tokius dalykus mūsų įmonėje nepriimtini. Ar daktarai galėjo žmonėms padėti greičiau numirti? Speciali, prašau žodžio, laida trečiadienį 19:35. Arti toli matysite. Daugiau nei 2 savaitės visą Prancūziją krečiančios riaušės verčia ne tik Prancūzijos politikus, bet ir visą Europos Sąjungą susimastyti, kodėl skurdžiausių priemiesčių jaunuoliai grėbėsi smurto ir kur slypi giluminės neapykantos ir nusivylimo priežastys. Eurolygos rungtynės. Lietuvos Rytas susitinka su Barcelonos Winterthur klubu. Tiesioginė transliacija iš Ispanijos. Ketvirtadienį 21:45 per Lietuvos televiziją. Esu azartiškas žmogus. Gyvenu ir gyvenčiau amžinai. Diena, žinoma, neslėpsiu, yra ypatinga, todėl kad šiandien yra premjera. Prieš premjerą reikia numušti spaudimą. Ir tai yra kaip narkotikas. Savo gyvenimą, savo veiklą. Aš tikrai padariau savo įdomį. Rytas su Gintautu Kėvišu, pasaulinio muzikos elito užkulisiai, Rodijono Ščedrino baleto Ana Karenina premjera Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre jūsų jaukiam sekmadienio rytui. Sekmadienį laida Keliaukim sako taip kelionė į Vikingų žemę. Ar iš tiesų Švedijoje galima tikėtis milžiniško laimikio? Skandinaviški vėžiavimo ypatumai. Va, žiūrėk, va, vienas jau įsikabino. Bet labai silpnai sužydė. Taip pat perlas Indijos vandenyne. Šri Lanka. Nuo galimybės susidurti su laukiniais drambliais iki šrilankiečių ruošiamo aistros gėrimo. Jūs turite tai patirti kartu. Sekmadienio popietę. Lietuvos televizija tęsia specialią agitacinę laidą skirtą piliečių grupės iniciatyvai, kad skelbiamas 2007 metais Lietuvos pinigų lito panaikinimas būtų atidėtas, o sprendimas dėl euro įvedimo Lietuvos Respublikoje būtų priimamas tik tautos referendumu. Ir mūsų tiesioginėje studijoje publicistas Vilius Bražėnas, nepriklausomybės akto signataras Algirdas Andriukaitis, ekonomistas Dainius Butautas, Lietuvių tautininkų sąjungos pirmininkas Gintaras Songaila ir Tautinio jaunimo lygos vadas Marius Kundrotas. Ir ponas Kundrotas norėjo pakomentuoti iniciatyvą. Taip, mes dabar pakalbėjome apie demokratijos problemas, kuomet vis daugiau suverenių tautos galių uzurpuoja atstovaujamosios valdžios institucijos. Dabar pakalbėkime apie valstybės nepriklausomybę ir ekonominio savarankiškumo galimybės ES perspektyvų kontekste. Žiūrėkime, Europos konstitucija, kurią taip nedemokratiškai ir komjaunuoliškai skubotai priėmė mūsų Seimas, pačioje ES atmesta. 2 valstybės atmetė referendumų, kitas jau net nebesvarsto. Sąjunginis biudžetas nepatvirtintas. Ekonominė strategija žlugo. Didžioji Britanija pykstasi su Prancūzija. Vyksta radikalaus islamo invazija. Dar problematiškas Turkijos klausimas prisideda. Taip, kad ES ateitis šiandien yra labai miglota. Ir jeigu, tarkim, rytoj ją ištiks ekonominė krizė, o mes turėsime elitą, tai bus galimybė, tarkim, atsieti ją nuo euro ir prisieti, tarkim, prie dolerio. Tačiau jeigu dabar bus įvestas euras, nebebus ko nuo ko atsieti. Na gerai, o ką jūs turite omeny islamiškas radikalizmas, jo invazija? Pažiūrėkime, kas šiandieną vyksta Prancūzijoje. Ir ta pati ateitis gali laukti rytoj Vokietijos. Jau panašus dalykai vyksta, tiesa, šiek tiek mažesniu mastu Didžiojoje Britanijoje. Matėme įvykius Ispanijoje, kaip Al-Qaida ten pakeitė šiek tiek rinkimų tėkmę. Ir jeigu, sakysim, panašios tendencijos vyks Lietuvoje, jeigu, reiškia, mes toliau, mūsų valdžia taip lengvapėdiškai priiminės ES direktyvas, neatsižvelgdama į valstybės nacionalinius interesus, mes rytoj galim turėti tą Lietuvoje. Ponas Algirdas Andriukaitis.
Čia du klausimai būtų. Pirmas konceptualus, ar Lietuvos valstybė kaip tokia nepriklausoma savarankiška lieka ar nelieka, jeigu užsienio politikoje mes matom vykdo didžiųjų valią. Vidaus politikoje irgi dabar su šituo tą patį daro, žūtbūt, pliš, truks reikia padaryti. Štai finansų ministerijos sekretorius Kriščiūnas pateikė tokius duomenis, kad kainos po euro įvedimo padidės tik 0,2–0,4 procentų. Ir kodėl, argumentuoja, bus priimtas geros valios kodeksas. Biznieriai pasirašys ir jie nekels jokių kainų, sąžiningai. Ir štai aš turiu Vokietijos žurnalą Focus, kur yra išdėstyta, kiek kainavo atitinkami produktai prieš įvedimą ir po įvedimo. Sūris Brie padidėjo 79 procentais, pomidorai 77, rūkalai 61, bulvės 49, Marlboro cigaretės išskirtos 42 procentai, aspirinas 34 procentai ir taip toliau. Netgi kitose šalyse kainų, kada įsivedė, sakysim, Prancūzijoje, ryžiai padidėjo 145 procentais kainos, Portugalijoje morkos 209 procentai, Graikijoje mineralinis vanduo 277. Žiūrėkit, ponia Andriukaitė, gal tai buvo trumpalaikis efektas, ar jūs žinot, kada tos kainos vėl kito? Nu, aš žinau vieną dalyką, aš galiu pasakyti, man neseniai teko būti. Žirnių sriubos lėkštė Briuselėje kainuoja 3,5 eurų. Tai jeigu euras bus Lietuvoje, tai... Na, o prieš euro įvedimą kiek kainavo, kas nors aš negaliu šito pasakyti. Bet mes žinom taip, kad šitie artės prie 3,5. Aš noriu, kad ir žiūrovai suprastų, kad mes čia visi sėdintys, mes nesam pranašai, kokie visažiniai ir taip toliau. Mes tik tą informaciją, kurią disponuojam, mes ką gaunam, tą informaciją iš interneto, iš kitų šaltinių, mes ją disponuojam. Dabar bėda yra kokia, kad iš tikrųjų rimtų mokslinių tyrimų, rimtos analizės iš tikrųjų nebuvo padaryta. Kad valdžia, vyriausybė, tos sprendimus, sakykime, kad dėl euro įvedimo, ar iš viso dėl jo įvedimo, ar dėl jo įvedimo laiko, jokių tyrimų nėra užsakius, nėra nieko padarius. Lietuvos bankas? Lietuvos bankas taip pat nėra padarę jokių tyrimų. Dar daugiau, sakykime, jūsų televizijos laidoje, prašau žodžio, Nausėda sako, kad jisai 100% garantuoja, kad litas nebus nuvertintas, kai bus įvestas euras. O čia prieš porą dienų verslo žiniuose jisai staiga susigrėbė ir apsidraudžia. Kad žinot, po pusės metų, kai įveiks ES centrinio banko tarybos posėdis, tada paaiškės ir dėl euro įvedimo laiko, ir dėl kurso. Tai viskas, sakys, tai ką aš ten truputį suklydau, pasakiau, verslo žiniuose parašiau tiesą. Bet ta tiesa apie tai, kad iš tikrųjų mūsų valdžia net neturi balso spręsti, koks kursas bus, o tą spręs ES centrinis bankas, jo taryba pagal tam tikrus normatyvus, pagal realų jų paskaičiuotą kursą, tai žmonėm nepasakyta. Tai ir taip toliau. Tai dabar ir apie tas kainas duoda tokius skaičius 0,2, 0,4 jokingus bendrus skaičius. Tegu duoda pagrindinių maisto produktų, komunalinių paslaugų kainas, tegu duoda tikrą informaciją. Jeigu bus referendumas, o aš tikiu, kad jisai bus, tada valdžia bus priversta iš tikrųjų daugiau bent pateikti tos informacijos. Ir iš tikrųjų, jeigu yra tų pliusų, jeigu tai yra taip Lietuvai reikalinga tas euras, tai ką, nereikia laikyti žmonių kvailiais. Tai įrodykit žmonėm. Jeigu jūs nesugebėsit šiandien tą įrodyti, įrodykite vėliau. Tai svarbiau yra, kad tokie fundamentalūs konstituciniai dalykai būtų sprendžiami referendumu, o tai yra susijęs su nepriklausomybė, o pirmas straipsnis sako, kad tai yra nepriklausoma respublika, o gale konstitucijoje parašyta, kad ši nuostata gali būti keičiama ne šiaip savo referendumu, bet kad balsuoti už pakeitimą tos nuostatos gali tik 3/4 visų Lietuvos piliečių. Tai visai pamiršti šitos dalykus. Bet yra kitas straipsnis dėl lito ir tą straipsnį keičia. Nereikia tokios nuostatos. Tai gerai, tai ką mes darom iš savo konstitucijos skudurą kažkokią. Reiškia, vienoje vietoje parašyta viena, kitoje vietoje parašyta kita. Ką mes darom iš savo valstybės, kažkokį netikrą dalyką. Tai žmonės jau ne tik valdžia nebepasitikė, bet nusivils savo valstybę. Kur mes einam? Ką mes turėsime netekę savo valstybės? Ką mes netekę savo pilietinės visuomenės turėsim? Ką mūsų ES ten išgelbės, Briuselis mūsų čia, kaip čia, gerovę mums atneš? Pone Bražėnai. Man, tarkim, ypatingai dalykas, kad mes kalbam, kiek
gausim, kas nors pasipelnys iš to, kad mes parduosim nepriklausomybę tikrumoje. Ir visai neatsitiktinai, kaip publicistas, aš galiu pasakyti, kad vakar išsiunčiau žiniasklaidai straipsnį tuo klausimu lito ir euro, ir aš jį pavadinau, kiek eurų verta nepriklausomybė. Ir mes turim paklausti savo Seimo narių, prezidento, ministerių, jų manimų, kiek jiems verta Lietuvos, už kiek jie parduos ją. Ir dabar, pirmiausiai, neaišku, kad ką nors gausim, pirmiausia, atrodo, kad mes daugiau prarasim, negu gausim. Bet nepriklausomybę pardavinėti už tai, kad kažkas... Bet, pone Bražėnai, jeigu jūs jau sakot pardavinėti nepriklausomybę, tai jeigu vadovautis tuo argumentu ir tą logiką, tai tauta jau pardavė ją referendumą. Jo, nepardavė. Pirmiausia, referendumas nebuvo dėl tokios Europos, kokią mes matom. Bet ponas Andriukaitis sakė, kad pardavė už miltelius. Atsiprašau, leiskit man pabaigti. Ja. Įstojom ne į tokią, kurioj Prancūzijai degtų priemiesčiai, kurio prancūzai atmetė konstituciją, Olandai atmetė konstituciją, kurio mes neturim pasirinkimų dėl euro, kitos valstybės turi. Galų gale vietoj Hitlerio, Stalino pakto mes turim dabar Šrioderio Putino paktą, tai Europos Sąjungoje. Ar mes į tokią Europą stojam, mes tokios Europos nenorim, mes esam nariai ir mes turim kovoti už tokią Europą, kurioje visos tautos ir valstybės turėtų vienodas teisės. Bet jūs pats sakot, kad esame nariai. Esam nariai, už tai ir būkim nariais, o ne būkim vergais, kad iš Kremliaus, ar Kremlius Maskvoje, ar Kremlius Briuselį, man tas pats. Nepainiokime dviejų dalykų. Reiškia, mes taip pat esame nariai ir Jungtinių tautų organizacijos. Mes esame taip pat nariai ir NATO, berods ir Pasaulio prekybos organizacijos, bet šitos organizacijos nėra valstybės, o Europos Sąjunga su šiandieninė, reiškia, jos santvarka jau yra tarpiniai būsiniai tarp valstybės ir tarptautinės organizacijos. Tai vad būtent į valstybę, į federacinę valstybę ar unitarinę valstybę tauta nestojo. Pone Kundratai, o kas pasikeitė nuo referendumo iki dabar Europos valdyme? Nieko. Euro nebuvo. Atsiprašau, pasikeitė, nes susiaurinamos per tą laiką susiaurintos mažų valstybių teisės. Susiaurintos labai aiškiai. Bet pačios valstybės tam pritarė. Minutėlė, tai kaip gali pritarti, jeigu tu neturi balso? O tam, kad susivienytų mažos valstybės ir Europai galėtų tinkamiau atstovauti, reikia tam tikro laiko. Ir šitas laikas turi būti duotas. O ir dar yra vienas dalykas. Visuomenė yra klaidinama dar kitų dalykų. Šiuo metu yra teigiama iš vyriausybės ir Seimo atstovų lūpų, kad jeigu neįsivesim euro, tada mūsų valstybės stabilumas sugrius ir mumis mažiau pasitikės. Tai yra visiška netiesa. Pirma, pasitikima tada, kai yra aukštas užimtumas. Pasitikima yra tada, kai nėra korupcijos. Pasitikima yra tada, kai yra ekonomikos pusiausvyra. Pasitikima yra tada, kai yra skaidrus viešieji pirkimai. Pasitikima yra tada, kai galų gale yra mokesčių sistema subalansuota. Jinai yra visiškai išbalansuota. Ir šiuo metu rašau knygą apie biudžeto valdymą, kaip padidinti valstybės pajamas, nedidinant bendros mokesčių naštos. Tai galiu pasakyti, mes mokame 30% didesnius mokesčius negu teigiama ir šitas yra nuslepiama. Paprasčiausiai yra vienas iš Adamo Smito tokių teiginių, kad yra toksai ekonomijos principas. Bet jeigu valstybėje yra neskaidri ir šešėlinė ekonomika, tai tokiu atveju mes už tas neskaidrį ir šešėlinę ekonomiką, už per didelius viešuosius pirkimus, kurie susidaro dėl neskaidrių pirkimų, mes mokam tam tikrą kainą. Kitas dalykas, pas mus yra labai didžiuliai netiesioginiai mokesčiai palyginus su tiesioginiais mokesčiais. Daktarė Starkevičiūtė Margarita dar keli metai atgal šitą pastebėjo. Ir iš esmės pas mus mokesčių sistema yra regresinė. Tai yra, kuo mažiau žmogus uždirba, tuo jis daugiau sumoka. Tai ta dabartinė progresinė mokesčių sistema, jinai tik iš dalies kompensuotų tą regresinį mokėjimą. Apie tai niekas nešneka. Aš galėčiau įsiterpti dėl to, kad jūs taip pat užduodat klausimą dėl to, kad stojom. Į kokią mes Europos Sąjungą stojom? Stojom Europos Sąjungą, kuri veikia sutartinių pagrindų, pagal pasirašytas sutartis, prie kurių prisijungė Lietuva. Dabar, mūsų akise buvo bandoma įsteigti mūsų pačių pionieriškų, taip sakant, Seimo narių sprendimų buvo bandoma, nuslepiant nuo tautos, įsteigti valstybę. Europos Sąjungos konstitucijos 7 straipsnis, projekto straipsnis, sako, kad
steigiama Europos Sąjunga, kuri juridinis asmuo. Iki šiol Europos Sąjunga nėra juridinis asmuo. Yra jos institucijos, kurie juridiniai asmenys yra, kur vykdo tam tikrus įsipareigojimus pagal sutartis tarp valstybių. Mes esam valstybės, kurios suteikia įgaliojimus kažkokiom tai bendrom institucijom. O ką buvo bandoma padaryti? Per 2 savaitės, patiems neperskaičius, buvo bandoma įsteigti valstybę, kur kitą dieną atsibūdė, visi kiti ratifikuoja, mes ką, pasidarom kitos valstybės dalimi. Aišku, čia įsipaišo tie pinigai, aišku, įsipaišo toks lėtas, reiškia, vadinamas integravimas. Už kokį integravimo modelį, už kokį bendradarbiavimo modelį mes pasisakom? Sąžiningos diskusijos su tauta nebuvo. Tai pirmą reikėtų išdiskutuoti, iš tikrųjų, kur mes einam, kokios mes ES norim, kokios norime mes Lietuvos toje ES ir tada spręskim visus kitus dalykus. Ar tikrai mums reikalingas tas euras, padarykim tyrimus, pasižiūrėkim patirtį kitų šalių. Dabar nėra, nei tos patirties išanalizuota nieko. Bet euras buvo irgi iki sutarties dėl konstitucijos. Bet tik tai 12 iš 25 narių yra tą eurą įsivedusios. Tai net nėra bendra valiuta ir gal niekada jie netaps. Tai kokią mes poziciją užimam? Ar mes užimam Didžiosios Britanijos ir Danijos poziciją, ar mes kažkodėl užimam Vokietijos ir Prancūzijos? Kuo mums Vokietijos ir Prancūzijos šitų 2 valstybių pozicija yra naudinga, jūs man pasakykit? Kodėl mes tų didžiųjų valstybių diktatui turim pasiduoti? Pone Butautai. Tuo labiau, kad ne veltui Anglijos premjeras Tony Blairas yra atkreipęs dėmesį ir stabdo biudžeto ES priėmimą 6-13 metam dėl kelių priežasčių. Viena iš tų priežasčių, kad tiek Vokietija, tiek Prancūzija subsidijuoja žemės ūkio produkcijos eksportą. Ir dėl to subsidijos nukenčia tiek mažosios valstybės, tiek pati Didžioji Britanija. Taip, kad mums tikrai neturi būti nei Didžioji Britanija, nei Prancūzija, tol, kol jie vykdo tokią ekspansinę politiką, dėl ko mes nukenčiam, dėl ko mūsų nukenčia biudžetas, nes vien per 3 metus iš Lietuvos į užsienį išėjo 3,5 milijardo litų. Tai jeigu šitie pinigai būtų investuoti Lietuvoje, tai su laiku būtų ir išspręsta nedarbo problema ir visa kita. Tai kodėl mes turim lygiuotis į pačias blogiausias, mums nenaudingiausias ES valstybės, kurių politika mažoms valstybėms yra visiškai tokia nepalanki, tai yra Prancūzija ir Vokietija. Mes į specialią agitacinę laidą dėl referendumo dėl euro grįžime po trumpos pertraukos. Tamsi vieta, kur prasidėdavo haliucinacijos ir dingdavo apetitas, plaukiojantis karstas, taip dar kartais vadinamas povandeninis laivas. Unikalūs kadrai iš rusų povandeninio laivo, kuriame šeimininkauja kapitonas Leopoldas. Jis parodys vietą, pro kurią turėjo išsigelbėti, bet neišsigelbėjo Kursko įgula. Ar žinojote, kad Rytų Anglijoje pilna gintaro? Apsilankysime angliškame gintaro muziejuje. Muziejaus savininkas norėtų iš savo miestelio išgrūsti jo verslą žlugdančius lietuvius. Apie anglišką gintarą, kurį kėsinasi nukonkuruoti lietuviškas. Arti toli ketvirtadienį. Senovėje ant žemės gyveno milžinai. Kur gimęs esi? Biržuose. Biržuose, tai ta žemė, kuri dumba po kojomis. Na, tikriausiai, kai vaikščiau, tai ir dūbo. Kiek sveri tarp kitko? Šiuo metu sveriu apie 170 kg. O gal mama sakė, kiek sveriai, kai gimiai? Na, kai gimiau, mažiau sveriau. Turbūt. Mano svoris buvo, atrodo, 4,5 kg. Irgi nemažiukas tas, ne? Nu, nemažas. Ir svajonės didelis, kad Švarcnegeris ranką paspaustų. Kai laimėjau, jis mane pasveikino, tai buvo viena iš džiugiausių akimirkų mano gyvenime. Stipriausias žmogus po saulę - Žydrūnas Savickas. Virtuvės karaliaus šiokiadienis, kūrybos samčiai ir realybės šaukštai. Daugiausia mokslo ragavęs profesionalas nepeikęs pirgučių kultūros virtuvėje. Atvirai apie meilę ir princą ant balto žirgo, kūrybos harmoniją aplankiusi draugė su švelniais jausmais. 5 gyvenimų autorė, aktorė Birutė Marcinkevičiūtė ir jos auksinė žuvelė, kurios teko ieškoti netgi Nepale. Neišgalvoti dalykai ir visa, kas tikra, sekmadienį stiliuje. Tokie namai, kur gyvena mama Jadvyga ir jos sūnus Andrius. Trapus kaip stiklas žmogus. Deja ne tik siela, bet ir kūnu.
Danutė savo kūno irgi neklauso, tarnauja poezijai ir jausmams, džiaugiasi savo garbiu amžiumi ir nepamiršta puoštis. Apie gražias sielas ir trapius, pažeidžiamus kūnus kalbamės sekmadieniais be 17. Ne kiekviena Dievo dovana yra palaima. 8-metis apdovanotas 6. pojūčiu, kuris jo gyvenimą pavertė nesibaigiančią kančią. Vaikas mato pasiklydusias mirusiųjų sielas. Ar pavyks psichiatrui prasiskverbti į mirtimi alsuojantį berniuko pasaulį? Jaunoji Holivudo žvaigždė Heilis Joelis Osmentas ir Briusas Willis 6 Oskarams nominuotame mistinėme trileryje 6. pojūtis. Sekmadienį 21 valandą. Tęsiam tiesioginę agitacinę laidą apie referendumą dėl euro. Mūsų studijoje yra pilietinės grupės nariai, kurie siekia, kad būtų surengtas tautos referendumas, kuris spręstų, ar verta panaikinti litą ir įvesti eurą. Ir Marius Kundrotas turi argumentų, kodėl reikėtų surengti referendumą. Norėtųsi pratęsti dėl tariamai įvykusio žmonių pasirinkimo. Stojimo metu daugelis problemų buvo nutylima arba nureikšminama. Tauta, balsuodama už narystę tarp valstybinėje organizacijoje, nenubalsavo už naują sąjunginę konstituciją, nei už eurą, nei už homoseksualų santuokas, nei už imigraciją, nei už europinės metropolijos flirtą su Rusija, nei už naują europinį ar pasaulinį kalifatą. Pone Andriukaiti. Taip, čia dabar dar keičiama konstitucija specialiai dėl euro įvedimo. Tai yra Lietuvos konstitucijos straipsnis, kad pinigų emisiją vykdo tik Lietuvos bankas. Tai dabar yra užregistruota tokia pataisa, išbrauk žodį tik. Dėl vieno žodžio bus visa ta procedūra. Bet tai kyla vėl klausimas, tai ar bus teisinga, kad pinigų emisiją vykdo Lietuvos bankas. Na, tai sunku patikėti, kad tokias funkcijas vykdytų Lietuvos bankas ir visai Europos Sąjungai. Nu, ten dėl monetų, jeigu ten kažkiek, tai galima tą truputį galvoti. Tačiau dar kitas klausimas, tai būtų dėl Europos Sąjungos plėtimosi. Tai būtent visiems žinoma, kad čia stengiamasi Turkiją priimti. Aš ne todėl, kad ten turkai blogi žmonės ar panašiai, bet tiesiog, jeigu mes padarysim tokią milžinišką sąjungą, tokią pasaulinę valstybę, tai bus jau tikrai tas, senai žodžiai sakant, kolkozas didelis. Žiūrėkit, ponė Andriukaiti, jūsų kolega Kundrotas sako, kad yra tautinės mažumos, musulmonų mažumos, religinės mažumos, kurios siekia dominuoti, siekia sukurti kalifatą ir panašiai. Jau nebe mažumos. Matot, net nebe mažumos, ponas Kundrotas. Matot, problema turbūt yra tokia, kad mes atsiduodami Europos senųjų valstybių pagrindinių Prancūzijos, Vokietijos idėjoms, mes einam paskui jas. Ir visos tos problemos, kurias jie šiandien susikūrė dėl turkų, dėl musulmonų ir taip toliau, visa kitas bus persikels pas mus pačius. Be abejo, kitaip nebūr. Paimkime Džordžo Buchanano knygą Vakarų mirtis, yra tokia išleista. Taip, 2050 metais sumažėja europiečių autochtonų apie 130 milijonų. Ateina Afrika, Azija tenais. Ir pas mus irgi tas pats. Taip, ponas Butautas. Šiaip tai norėčiau atkreipti dar vieną dalyką. Iš esmės Seimas pats deklaruodamas, kad siekia euro įvedimo, prieštarauja savo deklaracijomis ir tai pabandysiu pagrysti. Kadangi čia apie kultūrinius, politinius dalykus yra daugiau išmanančių žmonių, tai pasakysiu vieną. 2006 metų biudžetas, koks jis yra dabar priimamas ir koks pasiruoštas yra priimti, jis yra iš esmės infliacinis. Ką tai reiškia infliacinis biudžetas? Tai yra Seimas priimdamas tokį 2 beveik milijardų dydžio deficitinį biudžetą, Seimas ir vyriausybė skatina kainų didėjimą.
tuo metu, kai ekonomika keli metai iš eilės didėja, juk nenatūralu, kad ir valstybės valdymo išlaidos auga tokiu pačiu tempu. Tai yra nenatūralus dalykas. Antras dalykas, dar ką norėčiau atkreipti dėmesį, tai Seimas priimdamas įstatymus palankius didinti šilumos kainas, vėl paliečiančios skurdžiausius gyventojų sluoksnius, jis irgi iš esmės prieštarauja euro įvedimui. Tai tada reikėtų Seimą apsispręsti, ar jie nori euro ar nenori. Pone Butautai, aš noriu ponas Songailos paklausti, pone Songaila, jūs renkate parašus, o ponas Kundratas sako, kad Lietuvoje yra valdoma demokratija. Tai jūs susidurėt su kokiom nors kliūtimis? Na, pirmą reikia pasakyti, kad 20 iniciatyvinės grupės narių, įvairaus amžiaus, įvairaus įsilavinimo, įvairios socialinės padėties, įvairių politinių pažiūrų, ten lietuvių tautininkų yra mažuma, nepartinių ten yra dauguma to iniciatyviniai grupiai. Iš tikrųjų, tai yra žmonės, kurie be jokių ten kažkokios paramos iš šalies, grinai savo pačių laiką, lėšas, energiją skyrė šitam reikalui. Nepaisant tokių, sakykime, silpnų jėgų, nepaisant to, kad tik tai Lietuvių tautininkų sąjunga iki šiol iš tikrųjų realiai prisidėjo ir parėmė šitą akciją, vis dėlto jau visoje Lietuvoje renkami yra parašai ir kiekvienam didesniam miestelį ir kiekvienas žiūrovas galėtų paskambinti 118 telefonu ir gauti informaciją apie tai, kur renkami tie parašai. Jeigu jis nori pasirašyti, jisai ras, kur tą padaryti. Gali pasitikslinti paskambinęs į Vilniuje Lietuvių tautininkų sąjungą, jeigu kas neaišku, jos būstinė irgi nesunkiai. Tai dabar, o tos kliūtis tai tokios, na ką, kad iš tikrųjų reikia daug pinigų, kad padaryti reklaminę kampaniją, tų pinigų mes neturime. Prasimušti su savo nuomonė, su ta iniciatyva, iš tikrųjų į spaudą labai sudėtinga. Ir turbūt žiūrovai sutiks, kad nepaisant to, kad tikrai yra labai daug susitinkama su žmonėm visur. Mes važinėjame vos ne kiekvieną dieną į vairias Lietuvos vietas, susitinkam, rengiame ten tos susitikimus, daug išplatinta tų lapų, bet visuomenė apie tai žino labai mažai. Ir kai kurios žinių tarnybos nesugebėjo pranešti nei pačio netgi fakto, kad buvo tokia iniciatyvinė grupė įsteigta, kad buvo lapai išdalinti, kad prasidėjo tokia akcija, tame tarpe ir Lietuvos televizijos žinių tarnyba to nepranešė, nors radijas, sakykime, tą padarė. O dabar patys lapai, jeigu pamatytų žiūrovai, kaip jie atrodo, jie yra surašyti taip, kad žmonė būtų kuo sunkiau tą padaryti. Pavyzdžiui, reikia paso numerio būtinai, o žmonės seniau paseis... Seimo bei prezidento rinkimų. Gerai, bet jeigu, kodėl neužtenka asmens kodo, bet žino, kad žmonės paprastai pasų nesinešioja, yra papildomas apsunkinimas. Reikėtų duoti tos lapus užpildyti kokiam nors Brazauskui, pažiūrėčiau, ar jis be klaidų užpildytų juos. Tai jau nekalbant apie tai, na, tai čia iš vis jau būtų aukštas pilotažas, bet juk ar žmonės nori pareikšti savo tą valią, ar nenori, kam tą valią apsunkinti. Dabar, kol mes gavom įstatymą nustatytą laiką, kad agituoti, irgi praėjo 2 mėnesiai ir taip toliau. Tai dabar liko mėnesis, per mėnesį laiko realiai, jeigu surinktumėm tiek, kiek dabar tų lapų yra išplatinta, yra galimybė dar surinkti. Bet yra kovojama prieš visą šitą reikalą tyla. O kaip tas sugebama padaryti? Pone Songaila, darėm spaudos konferenciją, kai kurios televizijos atvažiavo, tik tai nedidelė dalis jų pateko į žinias, nors darė reportažus. Kodėl tai reportažai nepateko į žinias? Tai iš tikrųjų toks susidaro įspūdis, kad galbūt dar nėra valdomos demokratijos Lietuvoje, bet mes einam tuo keliu. Ir jeigu žmonės yra labai iš tikrųjų depresijoje didelio, jie nepasitikė valdžia ir taip, nuotaika tokia. Ai, ką čia be padarysi, vis tiek valdžia padarys, kaip norės. Tai užduokim klausimą, gal kai kam esančiam valdžioje patogu, kad žmonės bus tokie visko nusivylę, nieko, kaip sakant, nenorės daryti ir taip toliau. Kaip šita pilietinė visuomenė? Mes einam priešingą kryptim. Man labai įdomu, ar kada Seimas priiminės įstatymus dėl iškrypėlių santokų, dėl jų teisės įsivaikinti mūsų vaikus, arba nuspręs priimti per milijoną alkanų piktų musulmonų, ar tada irgi bus neklausiama tautos valios? Susimastykime. Nebus. Pone Andriukaitė. Taip, čia tas įstatymas referendumo, jis iš esmės prieštarauja Lietuvos
piliečio konstituciniai teisiai rengti referendumus. Štai Šveicarijoje 50 000 balsų, 6 milijonai gyventojų ir vyksta referendumas. Bet tai išskirtinė valstybė. Tai tokiu pavyzdžiui gal mums reiktų pasiekti, nebūtinai pasiekti ten Rusijos federaciją. Pone Bražėnai. Ja, aš noriu duoti minčių, parodyti, kodėl toks sunkumas. Ir prancūzai balsuoja prieš Olandą, balsuoja Britai vienai. Čia nėra europiečių klausimas Europos Sąjunga. Trockis buvo už Europos Sąjungą, Leninas buvo už Europos Sąjungą. 2000 metais Londone kalbėdamas Gorbačiovas, kuris ir vakarų globalistų ginklanešys dabar, pasakė, kad bus Europos Sąjunga, jinai bus Europinis Sovietas. 50 metais aš buvau Connecticut ir viena globalistų grupė turėjo konferenciją, kurios amerikiečiai globalistai svarstė apie Europos Sąjungos steigimą. O 1947 metais, aš pareklamuosiu savo knygą Naujo pasaulio santvarka, 2000 metais išėjęs parašytas, kad Maršalis, kuris Maršalio planą garsiai sukūrė, 47 metais jau sakė, kad reikia įsteigti Europos Sąjungą. Ne europiečiai, bet globalistai, kurie nori sudaryti vieną regioną, kad nereikėtų jiems atsiminti visų prezidentų pavardės ir telefonų numeris. Vienas bus Europai, kitas bus Eurazijai, kitas bus Amerikos žemynai. Tai bus mažiau telefonų numeris. Mažiau telefonų numeris. Bus masiniai darbo jėgos rautai, dėl to globalistai to ir siekia. Taip, ir jeigu taip norėčiau keliais tokiais štrichais dar atkreipti dėmesį. Pirma, Litas, išsaugomų Litas, tai čia Tautininkų sąjungos pirmas etapas, tai čia nėra būvis tik už Litą, čia yra būvis už nepriklausomą, stiprią valstybę, stiprią, sąmoningą tautą, kurie siekia ir žino, ko nori. Aš norėjau likus 4-5 minutėm apibendrinti mūsų diskusiją dėl jūsų iniciatyvos, kad skelbiamas 2007 metais Lietuvos pinigų lito panaikinimas būtų atidėtas, o sprendimas dėl euro įvedimo Lietuvos valstybėje būtų priimamas tik tautos referendumu. Ir tada aš norėjau paklausti pono Algirdo Andriukaičio, nepriklausomybės akto signataro, kokia yra jūsų pozicija apibendrinant mūsų diskusiją? Aš norėčiau pakviesti Lietuvos gyventojus pagalvoti, būti garbingais, išdidžiais, nebūti kokiais tai kitų didelių valstybių ar tarptautinių organizacijų knechtais, o spręs savarankiškai su savo šaknimis, su savo istorija ir garbingumu. Marius Kundratas, Tautinio jaunimo lygos vadas. Aš pasakyčiau, kad jeigu šiandieną leisime atimti iš tautos teisę spręsti šį klausimą, tai rytoj tauta gali nebeturėti balso visai. Vilius Bražėnas, aš džiaugiuosi Tautininkų sąjunga, kad ėmėsi tos iniciatyvos ir manau, kad atsilieps ir kiti patriotai ir kitos gal dešinės organizacijos prisidės prie šito dalyko, kad tauta galų gale turėtų balsą tokiu svarbiu klausimu kaip nepriklausomybės pardavimas už eurus. O pone Bražėnai, tos valstybės, kitos valstybės, kurios irgi siekia įsivesti eurą kaip Lietuvos Respublikoje, jos irgi yra globalistų įkaitės? Taip, aš sakyčiau, kad visas tas klausimas pradėtas globalistų ir už tai tiek sąmyšio niekas nežino, kur pradžia, kur galas. Ir yra kūrimas vieno globalinio regiono, paskui bus Azijos regionas, Afrikos ir dabar dar atsiranda islamas, kuris aiškiai pasisako, kad jis siekia islamo pasaulio. Ir vienas dvasiškis Londone ištremtas, suimtas už agitaciją, aiškiai pasakė, kad jis siekia, kad žalioji islamo vėliava plevėsuotų virš Downing Street 10 numerio virš ministro pirmininko kabineto. O dabar kai kurie jau Afrikos žaliai daro, taip kad mes turim nepaprastą sąmyšį ir turėtumėm biškį atsibusti ir pradėti žvalgytis, kas daros pasaulyje. Įvykiai Paryžiuje su nuomonė yra tas siekis, kad islamas būtų Europoje. Tai islamistai aiškiai to siekia. Aš nežinau Paryžiui, bet Londone tai aiškiai pasakė, kad siekia, kad žalia vėliava plevėsuotų virš Downing Street. Dainius Butautas. Šiaip įsivaizduokime, ar prieš 15 metų, eidami į sąjūdžio gretas, kovodami už Lietuvos nepriklausomybę, ar mes tuo metu norėjome euro? Tikrai euro nenorėjome. Ir todėl kviečiu visus Lietuvos žmonės
palaikyti Tautininkų sąjungos šitą nuostabią idėją, kuri yra tik pirmas žingsnis į visišką Lietuvos suverenitetą, kurio mes dar iki šiol neturime, ir tęsti Lietuvos patriarchų Vinco Kudirkos, Jono Basanavičiaus darbus. Ir kviečiu visą savo plačią Butautų ir Kudirkų giminę. Kudirkų giminė, kuriai priklauso ir Vincas Kudirka, kuri yra susijusi savo šaknimis su Matulaičiais, su Olekomis, su kaimynai buvo Lozoraičiai ir didelė Suvalkijos visą plačią giminę. Prašau, meldžiu jūsų. Padarykite šitą ir ženkite šitą svarbų žingsnį ir pritarkite šiam referendumui. Gintaras Songaila, Lietuvių tautininkų sąjungos vadovas. Tai yra iš tikrųjų pilietinė iniciatyva. Tautininkai yra viena iš tokių gal aktyviausių jėgų, kur prisideda prie šitos iniciatyvos. Svarbiausia misija mes matom žadinti žmonės, žadinti tautą, nes kaip be pasibaigtų, ar pavyktų surinktos 300 tūkstančių, ar nepavyktų surinktos 300 tūkstančių parašų, mes surinksim, jau matyti, labai daug tų parašų. Valdžia negalės numoti ranką. Jums tai reikia tik sužinoti, kur jūs galite pasirašyti, paskambinus telefonu 118 arba Lietuvių tautininkų sąjungos būstinė Vilniuje. Dabar net tie, kurie pasirašo dėl referendumo, pasirašo dalis ir tų žmonių, kur kažkodėl mano, kad reikia to euro. Ir iniciatyviniai grupiai net yra žmonių, kurie mano, kad galbūt, reiškia, galima atsisakyti lito. Bet tik tai tą klausimą reikia spręsti. Referendumu. Tai nėra laikinų politikų dalykas, nėra laikinų politikų uždavinys. Eurozonos valstybės yra stagnacijai. Visi statistiniai duomenys tą rodo. Jeigu mes skubiai, strimgalviais dabar įsivesim tą eurą, visi mūsų kaimynai dėl to euro neturės. Mes net nesutaupysim ir tų 29 milijonų litų dėl keitimo kaštų, nes 30% mūsų eksporto ir importo eina į tas eurozonos šalis, o visa kita 70% eina į kitas šalis. Tai visa tai yra juokas. Mes važiuosim į Latviją, tos eurus keisim į latus, važiuosim į Lenkiją, keisim į zlotus, į kronas keisim Danijoje, Švedijoje ir taip toliau, nekalbant apie Rusiją, Baltarusiją ir panašiai. Tai iš kur tas toks noras būtinai dabar 7 metais, kol tauta nepažadinta, kol miega, sausio 1 dieną įvesti tą eurą. Mes užduodam šį klausimą ir daug kitų klausimų ir norime, kad tauta turėtų progą, kad valdžia tos klausimus atsakytų. Ačiū, tai buvo tiesioginė speciali agitacinė laida, kurioje dalyvavo iniciatoriai siekiantis, kad būtų surengtas tautos referendumas dėl euro įvedimo. Sudie.